Su Justina ir dirbu apdailos darbų koordinatorė įmonėje Haner. Kartu su kolegė Giedrė mes esame dvi apdailos koordinatorės, kurios rūpinasi visais apdailos projektais mūsų įmonėje. Ir jeigu turėsite toliau klausimų, po pristatymų galėsite mus tenais rasti, pasigauti, pabandysime pakonsultuoti, atsakyti jūsų klausimus. Taigi, šūkis, pasakymas, kaip sutaupyti 10 000 eurų atliekant būsto apdailą. Pasakymas rimtas, pažiūrėkime, kaip tai gali pavykti padaryti. Taigi, be pačio turto, būsto, jokia apdaila turbūt nėra galima. Niekur jos nepadarysi, jeigu nėra pačio buto. Taigi, renkantis butą, jau Arvydas paminėjo, įsivertinkite, kokia yra ta dalinė apdaila ir ką jums dar reikės padaryti, kol prieisite prie pačios apdailos įrengimo. Tai gali būti dalinė apdaila ir pas konkurentus girdime tokį pasakymą kaip pusiau dalinė apdaila. Kas tai yra, kuo tai skiriasi? Dalinė apdaila, pagal mūsų pavyzdžius, ką mes pavyzdžiui savo projektuose darome, tai yra sumontuotos gipso kartono pertvaros, tai yra bazinė elektros instaliacija ir atvesta dalis santechnikos įvadų pagrindiniai. Pusiau dalinė apdaila, iš esmės tai yra dėžutė. Ta prasme, kaip jau minėjo Arvydas, po to jums reikės pasistatyti pertvaras, išsivežioti daugiau elektros, investuoti į daugiau instaliacijos visokių dalykų ir tik tada jau galėsite pradėti rūpintis gražiais dalykais. Grindim, spalvom, lubom, užuolaidom ir panašiai. Kiek papildomų kaštų gali reikėti, jeigu perkate dėžutę ir analogiškas butas su jau turimomis pertvaromis? Skirtumas ploto šitame pavyzdyje yra beveik 2 kvadratiniai metrai. Tai yra, jeigu skaičiuojant tą vidutinę kvadratinio metro kainą rinkoje, beveik 6 000 eurų. Perkate brangiau, turite daugiau ploto tuo momentu, pasistatote pertvaras, faktinis plotas gaunasi mažesnis. Jau turite šiokį tokį, nežinau, ar galiu pasakyti, nuvertėjimą kvadrato kainos atžvilgiu. Toliau, ką mes darome toliau? Kaip nepermokėti? Tai nepermokėte už pertvarų sudaromą plotą, ką jau aptarėme šiek tiek. Nepatirkite papildomų išlaidų už pertvarų elektros instaliacijos įrengimą. Nesikeičia plotas buto vertės ir buto vertė. Haner pilnoje apdažutėje, Haner pilnoje apdailoje, kaip jau minėjau, turime dėžutę su įrengtomis pertvaromis, bazinio elektros instaliacijos kiekiu, santechniniais įvadais, plautuviai ir virtuvės voniai. Apdailos kaina, taupimas ir finansavimas. Renkantis mūsų pilną apdailą, labai paranku tuo, kad mes perkame daug, mes deriname daug, mes darome daug. Savai mes suprantame, mes gauname kainas kitas pas mūsų tiekėjus. Ir kas dar yra itin svarbu, mūsų pilnos apdailos projekto kaina yra fiksuojama pabaigoje. Kai mes su klientu susitarėme, ką, kur, kaip darome, suderiname kainą, jinai nebesikeičia. Nėra tikimybės, kad, kaip jūs, pavyzdžiui, atliktumėte savarankiškai, nežinau, nesugalvojote, neįvertinote, neatvažiavo kažkas, reikia pergalvoti, papildomai daryti, kažkokios klaidos, kažkas nepasisekė. Pas mus to dalyko tiesiog nebūna. Tai yra labai svarbus saugus aspektas. Būsto paskolos skaičiuoklė, finansavimas. Ką mes turime šičia? Perkant būstą, bet kokiai apdailai įsirengti reikalingi finansai. Tuos finansus jūs galite arba jau turėti, arba finansuotis per banką. Finansuojantis per banką, vienas variantas, tai yra tiesiog imti vartojimo paskolą, kurios pavyzdys yra apačioje, maksimaliai 20 000 eurų
Tai yra, jeigu jūsų apdailos projektas būtų jums brangesnis, 25, 26, 30, tai kas viršė, jūs vis tiek turėtumėte turėti savarankiškai iš kažkur pasidengti. Taipogi, vartojimo paskolos yra kitos palūkanos. Kai yra daroma pilna apdaila, bankas pilną apdailą traktuoja kaip neatsiejamą buto sudedamąją dalį. Vadinasi, ir apdailos kainai, jeigu finansuojatės per banką, yra taikomos lygiai tokios pačios palūkanos. Tai vėlgi yra smagu. Palyginimui pateikėme kelias lenteles, tai yra būsto paskolos skaičiuoklė su pilna apdaila. Jeigu butas, pavyzdžiui, kaip viršuje yra 150 000 eurų, 660 eurų į mėnesinę įmoką. Jeigu mes turime su mūsų pilna apdaila, pradinis įnašas pakyla vos keliais tūkstančiais, bet jūs vis tiek sutaupote galutinėme variante. Nes vartojimo paskolą, jeigu tokiam pačiam plotui darytume 242 eurus plus 668 eurų, jau yra žymiai daugiau. Ar verta samdyti, ar apdailą organizuoti patiems? Šitoje vietoje, aišku, reikėtų labai gerai įsivertinti, kas jums yra patogu, ar jūs pasitikite savo jėgomis, ar turite patirties tokiuose dalykuose, ką galite atlikti patys. Ar galite nudažyti sienas, ar galite išsivedžioti instaliaciją, ar galite suorganizuoti pristatymą medžiagų, ar galite pasiruošti interjero projektą, rasti meistrus, taip sakant, ir visą tą dalyką geriai pasidaryti savarankiškai. Planavimas. Turbūt, sakyčiau, gal net esminis dalykas, nes tik nuo labai griežto, tvarkingo planavimo priklausys, kaip greitai, kaip sėkmingai, kaip operatyviai jūs įsikelsite į savo butą ir atvyks laimingai ir ar būsite patenkintas tuo rezultatu. Planavimą apima tiek interjero apdailos projekto pasiruošimas, susirasti interjero dizainerius, architektus, konsultantus, meistrus, rangos įmonę, žiūrėti, kada jie gali pas jūs atvažiuoti, kas kokia seka vyksta, kada atvažiuos medžiagos, ar jų pritiekimas bus sėkmingas, už kiek jūs jas nusipirksite, kaip jūs jas panaudosite, kokie bus garantiniai įsipareigojimai. Visą tą dalyką reikėtų įsivertinti, planuojant, jeigu jūs tai darysite savarankiškai įsirinkinėsite. Nenumatytos išlaidos. Kuo palaidesnis planavimas, tuo didesnė tikimybė, kad jūsų nenumatytos išlaidos bus didelės. Patarimas, maksimaliai planuokite į priekį, žiūrėkite, vertinkite savo galimybės, apgalvokite planą A, planą B, planą C, jeigu turite, taip sakant, pajėgumą. Specialistai. Kaip pasirinkti tinkamus specialistus? Sakyčiau, gan sudėtinga atsakyti į tokį klausimą, turbūt tik per rekomendacijas greičiausiai, kad gautųsi tą padaryti. Nes kol jums neatliks darbų, nežinosite, ar tie specialistai iš tikrųjų ir buvo geri, ar jūs juos pasitikote sėkmingai. Kas yra mūsų apdailos stiprioji pusė ir tikiu patraukli klientams, tai kad kliento darbas užima tik 1 mėnesį. Likusius 3 mėnesius klientas gali ramiai užsiimti savo reikalais. Dirbti, keliauti, realizuoti savo potencialą. Tuo tarpu, kai mes turime suderintą apdailos projektą, kuris užtrunka iki mėnesio laiko, visą kitą įrengimo procesą perimame mes. Tai yra, mes prižiūrime medžiagų pristatymą, mes prižiūrime darbų atlikimą, mes prižiūrime, kad viskas vyktų tvarkingai, sklandžiai. Jūs tiesiog ateisite galutiniame variante, atsimsite raktus ir pratęsite įsikūrimą. Tai yra, atsivešite savo daiktus, dekoracijas, gyvūnus, vaikus ir džiaugsitės. Mūsų apdaila. Šiuo metu turime 2 pasiūlymus, standart paketas, premium paketas. Juos galime miksuoti, galime
pasilikti tik prie vieno arba prie kito. Populiariausias variantas vis tik tais yra miksuoti. Kaip pasirinkti susitikimui su apdailos specialistu? Mums labai patinka, kai klientai ateina kaip galime labiau pasiruošę. Tas mėnesis gali atrodyti labai daug, bet iš tikrųjų, kai pradedame dirbti, kyla klausimų, kyla diskusijų, jo labiau mes dirbame su daug klientų vienu tuo pačiu laiku. Tad labai smagu, kai klientai apgalvoja, koks stilius jiems patinka, ką jie nori matyti, ką galbūt jie jau apsisprendžia rinktis iš standartų ar premium siūlomų medžiagų, kokias funkcijas turėtų atlinkti vienas ar kitas kambarys, ar yra reikalinga darbo vieta, ar bus vaiko kambarys, ar bus svečių kambarys, drabužinės reikalingos, nereikalingos, ar galima jas tenais, ar yra galimybė noras jas tenais įsirengti, virtuvės didesnės, mažesnės, vonia, dušas. Visą tai mes deriname pilnos apdailos metu, bet labai smagu, jeigu klientas jau turi šiokią tokią viziją ir kryptį, kurie jis tai nori judėti. Na, čia jau pasigirimas gaunasi, nes per pastaruosius 5 metus savo būsto įrengimą mums patikėjo daugiau kaip 800 klientų. Tai vidurkis gaunasi berods 160 kažkeli projektai per metus, kas yra gan nemažai. Esu turėjusi tokią įdomų diskusiją su individualios interjero dizaino studijos direktorė, kuri labai gyrėsi, kad jie per metus suderina 45 projektus. O man tik tais beliko pagūščioti pečiais. Tai va, tikrai rekomenduoju, na ir iš tikrųjų iš asmeninės patirties galiu pasidžiaugti, kad pati pasinaudojau Haner pilnos apdailos paslaugą. Ir būtent tas dalykas, kad man, nors aš esu šitos ryties specialistė ir turiu visas sąlygas ieškoti, derinti, užsiimti, prižiūrėti, aš patikėjau tą dalyką kolegoms, taip sakant, rangovui. Ir tuos 3 mėnesius tiesiog ilsėjausi, dirbau ir džiaugiausi gyvenimu. Tai va, ačiū Jums labai. Šiandien apie apdailą.